Žmonės mėgsta šventes. Ir ne tik dėl to, kad paprastai juose nereikia dirbti įprastų darbų, galima geriau pavalgyti, bet svarbiausia todėl, kad jos suteikia įvairumo. Čia pridera geresnis ar šventiškesnis apsirengimas, ėjimas į bažnyčią, daugiau ar mažiau iškilmingos ten atliekamos apeigos, susitikimas su žmonėmis. Be grynai šeiminiškų apeigų, kaip kūčiavimas ir atsigavėjimas Velykų rytą, čia pridera ir bendruomeniškos pramogos, kaip užgavėnių persirengėlių vaikštynės, joninių ugnių deginimas. Visa tai bendruomenę suartina. Apie visas šventės žmonės daug kalba, joms iš anksto ruošiasi, jų laukia. Tai malonios prošvaistės monotoniškame gyvenime. Jau Andriejus, tai ne šokt, ne dainuot, ne vakarėlių kelt, nieko negali. Tai ko darys jaunims? Susirenk pas ką nors, įgrajai iš liežiubę. Ale visko būdavo. Ir pašokdavom biški, ir padainuodavom, ir ratelių paeidavom. O kiek vaikam pripasakota šeimos istorijų, padavimų, nutikimų, pasakų. Seneli, duosi medučio paragauti. Jau duosiu, nu negi man gaila, laikykit tvirtai. O man šiais metais su bitutim nepasisekė. Mergelis sėdėjo leliumai, mergelis sėdėjo leliumai, margas juostas saulėje. Va tai mūsų vynelis, Taigi va, vaikai anekdotų prašo, kad Matas Lančiauską anekdotų papasakočiau. Nu tai papasakokit, tai mes pasiklausysime. Tai matai, tas Mas Lančiauskas, meiliai vadinams Mateušu, siūdams pa žmonės, prisiklausė visokių ten anekdotų, pasakojimų. Tai va, kelis aš žinau, da kas nors irgi gal žino. Tai va, vienas toks taip užrašė. Jeigu kokį bobą įpuolusi trobą, mėta akimi visas pusės, apatinę lūpą dirererera, žinokit, kad tai tikras ragana. Ir aš dar vieną žinau. Po Martynų rudenį, kai paklonėse atsiranda daug padlių, šunys sutarė balių pakelti. Į vieną išsiuntė į prūsus, pipirų nupirkus parnešti. Kitas būtinai prapuolė. Vaidaba susibėgę šunys apsiuostinėjai. Be nebus parbėgęs iš prūsų su pipirais. Oi, dievulėliau, kai pamisliju ant myriaus, tai šūts vyriškis. Ale kai pamisliju ant vyriškė, tai šūts į myrius. Kai sutvėrėjau sutvėrimus. Kokį modelį. Man tai, kai pamislinu apie mergą, tai šūts yra smertis. Ale kai apie smertį pamislinu, šūts yra į mergą. Nu, ką su šito fantu darysim?
Jam reik vakarieniai pipirų prigrūsti. Nu, į kas grūs pipirus? Tai kaip aš čia? Nu, grūs. Grūs. Galvo, kaip grūs. Nu ką čia padarysim? Tegu jis pasaldin kavą ant galą. Pasaldin kavą. Nu, kieno? Kas saldins kavą? Tas pats kiškelis? Aš žinau skaičiuoti. Entel, vyjų, mentel, tyčių, pagal myčių, eina klina šaus. Šalina padėti, tučiau pakliuvai, šalina padėti, tučiau pakliuvai. Vėlyvą rudenį, kai baigdavosi visi didieji ūkio darbai, žvarbus lietus, ilgi tamsūs vakarai, vis dažniau sukviesdavo visą šeimyną kartu susieiti, pavakaroti. Tai buvo geriausias laikas vaikams sekti pasakas, šeimos istorijas, dainuoti advento dainas. Daugiau laiko atsirasdavo stebėti gamtos reiškinius, o merginos burdavosi ar ištekės. Nuo Švento Andriejaus prasidėdavo 4 savaites trunkantis adventas. Svarbiausias darbas, kurį atlikdavo mūsų senoliai šiuo prieškalėdiniu laiku, buvo atsiprašymas už padarytas skriaudas, susitaikymas su kaimynais, giminaičiais, šeimos nariais. Visi nori tansiavot, oi kas parbėda, mane šokti neveda, oi kas parbėda, mane šokti neveda. Nu jau nenusiminti, išvesi, va. Ar galima? Nu ką.